Labą dieną. Tikiuosi, kad prisijungs prie mūsų krepšinio sirgalių dar daugiau vėliau, bet labai džiaugiuosi, kad atėjote, kad jums tvarumas svarbu. Ir tikiuosi, kad prisijungsite prie diskusijos ir patys įvertinsite, kokį jūs balą suteiktumėte, nes šiandien kalbėsime apie tai, jeigu mūsų valstybė būtų įmonė, kaip mes ją matytume, kuo mes norėtume būti toje įmonėje darbuotojais, vadovais, akcininkais, kaip mes ją vertintume ir kokį balą duotume. Taigi šiandien diskutuosime ir šios diskusijos dalyviai šiandien yra mano kolegė tvarumo pasaulyje, tvarumo konsultantė Edita Mackevičienė, Transparency International Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė, ILTE vyriausioji ekonomistė Jonė Kalendienė ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki, tai norėčiau pradėti nuo to, kokį jūs balą duotumėte valstybei pagal savo srities vertinimą, kaip jūs matote, kaip profesionalai savo srities ir kaip piliečiai. Edita, gal nuo jūsų? Aš ruošiant šiai diskusijai labai daug dirbau, visą savaitę dariau analizę narščiau mūsų valstybę pagal Europos Sąjungos tvarumo atskaitomybės standartą. Praėjusi visas temas, subtemas ir beveik 96 punktus. Galiu Lietuvos valstybei duoti apie 9. Bet čia labai stiprus įvertinimas. Labai, bet tą patį 9 labai norėčiau skelti į 2 dalis. 5 būtų už atitikimą, visišką pilną atitikimą, kur yra politikos tikslai, ta prasme, tokie... Gerai sutvarkyti popieriai ir dokumentai, ar ne? Dokumentai, kuriuos nuleidžia Europos Sąjunga, mes prisitaikom į savo teisėje, viskas gerai. Bet kai tik tai nueiname žemyn į uždavinius, į rodiklius, į finansinį reikšmingumą, ten atsiranda labai daug galimybių. Lyg tai ir darome, bet tie rezultatai nėra geri. Todėl aš ten skiriu kaip galimybę. Praktiškai iš 96 taškų, kurie yra 100%, tai 55% atitinkam, o 39 galimybės. Tai va tas 94% gaunasi visai gerai, o 4% netitinkam ir 2% neaktualu. Tai aš džiaugiuosi už mūsų valstybę, bet yra sričių specialistai. Aš tikrai nesirašiau visą savaitę atsakyti šitą klausimą ir jį gavau prieš 1 minutę, kurį reikia atsakyti. Net nesusimastėte, kai išgirdo temą? Ir tiesą sakant, maždaug ir įvertinau labai panašiai kaip ir jūs, bet visiškai tokios intuicijos. Vėlgi, čia turbūt reikėtų klausti, su kuo mes lyginamės. Jeigu ar lyginame valstybę su kitom valstybėm, ar lyginam valstybę su, sakykime, įmonėmis, kurios, ypač jeigu įmonės dirba, sakykime, kažkokioje tai srity, kuri susijusi, pavyzdžiui, su aplinkosauga arba su energetika ir daro didelės pastangas, reiškia, save pozicionuoti kaip tos srities lyderiais. Tai sakyčiau, su įmonėm būtų sudėtingiau, nes čia kita aukštesnė lyga, mano supratimu, būtų valstybė konkuruoti, bet valstybė atsilieka, jeigu sakote aukštesnę lygą? Bet jeigu mes lyginame valstybę su valstybė, nes valstybė yra pakankamai sudėtingas mechanizmas. Ypač demokratinė valstybė, kur sprendimų priėmimas yra sudėtingas ir dažnai kintantis laiko bėgyje, nes keičiasi, reiškia, rinkėjų nuotaikos ir keičiasi išrinkti politikai. Tai kaip valstybė mes tikrai darom viską, sakykime, visai neblogai ir čia nereikia kuklintis, tikrai esame tokie vieni iš, sakykime, Europos spartuolių, kurie pagal visas šitas rytis, ko gero, visiškai gerai mums čia gaunasi, ypač lyginam, bet jeigu lyginam su kitom valstybėm. Man patinka 5-balė sistema, ten lengviau. Tai 5-baliai sistemai 3,5. Taip virš vidurkio, bet aš tokiu palyginamuoju principu dėlioju, galvodama, kad yra vietų, kur mes atsiliekam, galvojant apie atliekas, jų tvarkymą, žiediškumą ir daug tų sričių, kur
turbūt atsilieka dauguma, ne, ir norisi daryti daugiau, bet yra vietų, kur ypač energetikos srityje mes esam turbūt vieni iš pavyzdžių. Sveiki visi, tai tikriausiai, net netikriausiai, bet nedrįščiau vertinti pagal visą ESG vertinimą, bet iš antikorupcijos srities sakyčiau, kad taip kaip viskas yra sudėliota ant popieriaus, galima būtų rašyti, aš siūlyčiau rašyti kokį 9,5, taip kaip atrodo įgyvendinimas 6,5-7 balai iš 10. Gerai, dabar truputėlį pabandysime pakasti giliau, ar ne, kiekvieną tą sritį atskleisti plačiau. Jeigu žvelgtume į aplinkosaugą, įvertintume klimato kaitą, stiprius pokyčius ir ką valstybė daro, kaip jums atrodo, ar mes jau padarėme pakankamai, na, kaip sakote, ar ne, ir visai gerai, kaip jūs, Martinai, sakote, atrodome kitų valstybių būryje, bet ar tikrai mes viską darome teisingai, ar einame teisingą kryptimi ir kur vis dėlto yra dar tie kabliukai, kur mums reikėtų smarkiai pasistengti ir pasitemti? Čia gal aš tiesą sakant, energetiką ir transportą turbūt ir galiu komentuoti, kadangi tose srityse šiek tiek gal žinau, bet kitose srityse mažiau. Tai kalbant apie energetiką, tai taip, mes tikrai žiūrint rodiklius, kiek išmetam šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kiek naudojam iškastinio kuro, tai tam tikrose srityse esame visai neblogai atrodom. Elektros energetika mūsų turbūt esame vieni tokių greičiausiai besivystančių Europoje pagal tempus ir šiemet mes turėsim turbūt elektros energetikoje rodiklius panašus, kokie Vokietija turi, kurie tą savo Energiewende pradėjo prieš 25 metus, 2000 metais praktiškai. Tai mes praktiškai čia tokie, ypač pastaraisiais metais po karo Ukrainoje pradžios, tikrai tokie sparčius pokyčius pasiekėm. Ar ten tobulai visą tai darom, irgi daug klausimų, ir daug klausimų yra susiję ir su S ir su G raide, toj pačio energetikai galėsim po to pašnekėti, bet šiaip iš principo rezultatas bendras, jeigu taip KPIs visai neblogas. Šilumos ūkis irgi esam tokie, sakykime, vieni iš Europos tokių, jau iš viską čia, ne vieni lyderiai, pagal tai, kad nes nepriklausomybės pradžioje visiškas šilumos ūkis buvo priklausomas nuo iškastinio kuro, visiškai dominavo, ten 90 kažkeli procentai ir buvo visa šiluma gaminama tenais arba iš ten dujų, arba iš ten mazuto, arba ten krosnio kuro. Tai dabar visiškai dominuoja, reiškia, tas naudojimas biokūro arba tas iš atliekų gaminamas, iš atliekų biomasės gaminamas biokūras. Ir yra jau tų pavyzdžių, kaip ir dar pažangesnės sistemos, jau žmonės pakankamai daug investuoja į ten šildymą šilumos siurbliais. Ir vėlgi, rodiklis yra visiškai neblogas. Bet yra tokių sričių, kaip, pavyzdžiui, koks transportas, kur mes esam, tiesą sakant, vieni iš outsiderių Europos. Ir čia daug yra priežasčių, kodėl mums taip nesiseka, reiškia, kodėl pas mus daugėja. O kokios tos ryškesnės priežastys įvardinkite? Nežinau, kalbant gal taip nuo bendrinių priežasčių, turbūt yra pas mus visuomenė yra automobilio kultas. Ir žmonės su savo socialinę padėtį dažnai išreiškia savo automobilio turėjimo dydžių. Kokio dydžio turi automobilis. Ir elektromobilis netitinka tų lūkesčių. Vėlgi, visuomenė nėra tokia. Visuomenė yra tokių sričių, kur iš mados žmonės perka elektromobilius arba kiti moka skaičiuoti. Aš turiu elektromobilį, bet man tiesiog jis apsimoka ir šiek tiek iš mados, kad galėčiau ten Facebook'e pasakyti. Jūsų socialiniam tam rate atrodote gerai. Mano socialiniam rate tai atrodo gerai, bet bendrai tai visiems tas dominuoja didelis automobilis ir socialinio statuso klausimas. Ir su tuo, reiškia, kadangi visuomenė yra toks, tai politikai, reiškia, atitinka tą poreikį ir dažnai, reiškia, ir daro sprendimus tokius, kurie yra patogus tiem žmonėm, kurie nori daug degalų vartojančio automobilio. Ir čia tada gaunasi, kad yra pakankamai
stengiamasi padaryti kiek galima pigesnius degalus, naftos degalus, tokiu būdu skatinamas tas tolimesnis, priklausomumas nuo naftos degalų, pagal akcizo lygį, nesam visiems smarkiai mažiau negu vidutiniškai pas mus dizelis ar benzinas kainuoja lyginant su kitom ES valstybėm ir čia visos pasiekmes, kodėl verslas renkasi toliau naudot. Iš čia yra mažesnis dėmesys kažkokiams tai skatinimams pirktis mažiau taršų automobilių. Esam vieni iš nedaugelio, kurie, pavyzdžiui, neturi jokio mokesčio už automobilio taršą metinio. Estai, pavyzdžiui, turi, mes neturim. Nes tai būtų nepatogu tiems, kurie yra nusipirkę, pasiėmė didelę paskolą ir nusipirkę ten didelį, visureigį ir jiems tikrai reikėtų daug mokėti. Vien jau apie ūkininkus pagalvokime. Ir kadangi jie nusiperka, tai žmonės dažnai net nebeturi pinigų daugiau susimokėti netgi taršos mokesčių. Čia atsiranda tokia problema. Bet jei elektromobilis kainuotų panašiai kaip ir degalais varomas, aš manau, kad daugelis pasvarstytų ir turbūt pasirinktų, bet kol kas kainų atotrukis yra labai didelis. Nereikia viską suvesti elektromobilį, nes elektromobilis yra turtingų žmonių pasirinkimas ir tai yra pasirinkimas tų žmonių, kurie renkasi ar pirkti naują, vėl S raidė, ar renkamės tą automobilį, kuris yra naujas visureigis, naujas vidaus degimo variklių varomas, prabangus automobilis, jis irgi yra brangus, ar elektromobilis. Vat jie renkasi, čia yra jų. Bet jeigu šnekam apie tą plačią visuomenę, įvairius sluoksnius paimam, tai yra daug priemonių. Yra tiesiog mažesnį automobilį, efektyvesnį tiesiog tą patį benzininį automobilį, dizelinį, bet dvigubai mažesnės kubatūros, jisai bus žymiai mažiau, tos pačius kilometrus nuvažiuosi žymiai mažiau sudegindamas dizelio arba benziną. Viešo transporto plėtra, sakykime, tas skatinimas žmonių neturėti dviejų automobilių šeimoje, pas mus kaip nuosavį, dažnai net 3 turi. Tai jau čia nieko nenustebinsi, kad 2 automobiliai. Ir pagal automobilių skaičių, vėlgi Lietuva yra vienam žmogui tenkanti, yra viena iš lyderių, man atrodo, 5-tukė ES šalių. Bet pas mus viešasis transportas yra labai nepatogus. Jo, nes dėmesys tam yra mažesnis, ir jisai toks nėra pagrindinis Vilniaus miesto savivaldybės tikslas, persodinti žmonės iš automobilių į viešą transportą. Na, jau pasiklausius skamba kitaip. Kitaip nedidintų ten tų bilietų kainų, žinai, ir būtų truputėlį kitokie sprendimai. Nes prioritetas yra ne tas. Nes vėl politikai, jie žiūri į savo rinkėjus. Vėl su visų demokratijos grožio ateina ir demokratijos problemos. Ir politikai nedaro sprendimų, kurie skatintų žmonės persėsti į viešą transportą. Nes vėlgi, kiekvienas skatinimas yra arba meduolis, kuri, reiškia, iš kažko reikia surinkti tos pinigus ir kažkam neduoti, duoti tiems, kas mažina iškastinio kuro vartojimą. Arba tai yra diržas, kur ten apmokestinti, neleisti ten uždrausti įvažiuoti į miesto centrą ir visą kitą. O rinkėjams, o politikai to nenori duoti rinkėjams, kuriems socialinio statuso dalis yra didelis automobilis. Dėl to aš ir sakau, tas ir pažiūrėkime, kokiais automobiliais ir patys politikai atvažiuoja pas tos pačius rinkėjus. Jo, nes tai irgi visuomenės dalis, tai natūralu, čia, žinai, čia jokio ten išskirtinumo nėra, gal tik tai ekstravertų šiek tiek didesnis procentas, o šiaip tai visiškai atitinka visuomenę, žinai, politikai. Dar prie politikų grįšim, tikrai panagrinėsim ir tą dalį. Edita, gal jūs galėtumėte truputėlį plačiau tą aplinkosaugą, ar ne? Čia užsiminė ir apie atliekų valdymą ir turbūt ir žiediškumą turėtume paliesti, ar ne? Kur vis sakoma, kad neišnaudojame mes šio aspekto. Tvarumo ataskaitoje aplinkosaugos dalis susideda iš klimato kaitos, taršos, vandens ir jūrų ištekliai, biologinė įvairovė ir žiedinė ekonomika. Tai kai jūs kalbate tik apie elektrą, bet aš jūsų tuo pačiu norėčiau pas jūs grįžti su klausimu iš vandens ir jūrų išteklių perspektyvos. Pavyzdžiui, aš tarp rodiklių pasižymėjau, kad vis dėlto didžiausia debeta vandens, ar jūs su vandeniu susijęs su energetika, nes vanduo susijęs su energetika labai.
labai stipriai. Čia radau, kad vieną didesnių debetų, ką mes nusiemam vandens, tai viskas energetikai išeina. Nuo 2100 pasiemam, o 2300 išeina energetikai vėsinti ir energetikai išgauti kaip okruonis. Ir tiesiog per aplinkosaugą mes turime dar kitas skirtingas dalis. Tai atliekos lygiai taip pat eina žiedinė ekonomika, irgi yra skylė didžiulė, tarša yra skylė didžiulė. Ir bioįvairovė, tai turbūt čia ūkiai mūsų, ar ne, nesutinkantis mažinti plotų. Kur prašo atsodinti pievas. Kaip tai susiję, tarp sektoriniai, ta prasme, nesikalba tarp sektoriniai, kad didinant pievų, įrodyta moksliškai, didinant pievų dydį atsiranda daugiau bioįvairovės, kuri ekonomiškai yra įrodyta moksliškai, kad yra labai vertinga, ta prasme, pinigais galima suskaičiuoti. Bet jeigu jūs paklaustumėte ūkininko, jis žiūri į tą plotą kaip į kviečių lauką. O kodėl aš turiu, sako, ten dabar sodinti? paleist bitėms. Taip, ir kaip, o čia man kapeikas mokės už tai, žinai. Tai tiesiog, kad tai susiję energetikos su vandeniu, bioįvairovė su žemės ūkiu ir taip toliau, klimato kaita. Ir jo labiau mes turime Baltijos jūrai, kurią visa ta tarša nueina, visos trąšos ir iš tikrųjų mane labiausiai nustebino, moderavau renginį Klaipėdoje, kurį organizavo jūrų muziejus ir ten buvo ir aplinkosaugininkai, mokslininkai ir man buvo neįtikėtina išgirsti, kad Baltijos jūroje yra Lietuvos plotas negyvas, be deguonies. Lietuvos dydžio. Tai skamba neįtikėtinai. Tai iš tikrųjų ir mes dar svarstom, mes atiduodam, mes nusileidžiam kažkokiai grupiai žmonių, taip svarbu, jie mums teikia maistą, bet aš kaip pagalvoju, kad 70%, 60-70 vidutiniškai yra eksportuojama kviečių, tai aš tada galvoju, kad mes, taip liaudiškai kalbant, tiesiog drožiam savo dirvožemę ir ne tam, kad kiti pavalgytų. Taip grubiai kalbant. Taip, iš dirvožemio taršos nusileidžia viskas į vandenį. Kaip ir sakot, nėra deguonies, nėra žuvies, nėra žvejams. Tiesiog tai ekonomikai taip susiję. Ir... Aišku, čia Martynas gal sakytų, nepergyvenkit, nebus žuvų, bus vėjo jėgainės, ar ne, jūrose? Bet čia toksai ribiškumas būtų sakyti, arba tas, matyti. Tai gal... Norėtųsi, aišku, išsaugoti abu variantus. Ne, tai žiūrėk, čia visą laiką yra tam tikra prieštara ir ta pati atsinaujinanti energetika, jinai sukelia tą prieštarą. Gal su vandens naudojimu, gal čia daugiau kokiai branduolinė energetika arba šiluminė energetika, kur aušinimui daug naudojamas vandens, čia daugiau, bet iš principo ta priešprieša yra. Ir, sakykime, ta pati ten kokia hidroenergetika, kur mūsų, jinai, daro neigiamą poveikį gyvai gamtai. Ta pati vėjo energetika irgi, jisai stengiamasi planuoti, ten daryti paukščių visokius registratorius, kurios automatiškai stabdo tas vėjo jėgainės, ten dažo vėjo jėgainės įvairias spalvas, bet jo, jeigu vėjo jėgainės nebūtų, tai paukščių būtų geriau, žinai. Ten koks atliekų naudojimas energijai gaminti irgi, žinai, jisai, yra geresnių būdų, yra smarkiai brangesnių, bet geresnių būdų, reiškia, kaip ką sudaryti su atliekom. Yra daug tokio prieštarų tarpusai, bet man tik tai čia labai svarbu atskirti, žinai, ar mes tikrai ieškom sprendimo, ar ieškom būdų, kaip palėtinti atsinaujinančios energetikos plėtrą. Ne, aš manau, kad šios diskusijos tikslas yra įvertinti mūsų šalies rizikas visais aspektais, tais rodikliais ir pamatyti galimybes, ką mes galime padaryti. Bet galima būti nuoširdžiai, reiškia, rūpintis, kaip pastatyti vėjo jėgainės ir sumažinti klimato kaitą ten, kur mažiausia daro neigiamą įtaką gyvai gamtai, sutinkant, kad kažkokia tai įtaka bus, bet kad būtų kiek galima mažesnė, o galima tą argumentą naudoti kaip Vladimiras Putinas, kuris rūpinasi, reiškia, Europos aplinkosaugą ir sako, kad jūsų vėjo jėgainės ten pakenks, reiškia, sliekams ir gyvuliams. Gal šitą personą mums tikrai nerodiklis? Ir dėl to tikrai pirkite rusiškas dujas. Ta prasme, vėlgi, atrodo, kalbam apie tą patį, bet motyvai gali būti skirtingi. Tai vėlgi reikia labai čia taip, sutinku, kad prieštaros yra. Kad rodikliai susijungia tarp sektoriniai, bet aš labai norėčiau pastebėti, kad viskas skaičiuojasi ant gamtos. Vandenį, ant saulės, ant vėjo, ta prasme,
ant naftos. Gamtos sąskaita. Gamtos sąskaita. Jau ta gamta, tai čia neišsemamas šaltinis. Bet ta gamta, vanduo, turi didžiausią riziką potvinių. Ir mes nieko dėl to nedarom, ne? Ir mes skaičiuojamės didelį dalį energetikos ten vėsinimo ant vandens, bet vieną dieną tas vanduo užpils ir labanakt, žinai. Mes tiesiog gyvename nuostabioje šalyje. Mes nejaučiame taip stipriai, pažiūrėkite, mes sėdime medžių paunksmėje, šalia upė teka mūsų supa, ar ne? Nėra mums, mes dar nematome tokio tragiško vaizdo, koks yra, tarkim, nusileidus į pietus Europos, kur viskas dega ir atrodo, kad ten greitai apskritai bus negyvenamų plotų jau. Čia visiems šitas ginčas, jisai bus toks visą laiką turbūt kaip sulyginti reiškia, klimato kaitos mažinimo naudą su neigiama įtaka gyvai gamtai. Tai rizikas, valdyti rizikas. Taikome skirtingas dimensijas ir sunku įvertinti, kur čia, kiek galima aukoti vieną vardan kito, žinai. Gal čia mūsų perspektyvą turėtume apsibrėžti, ar mes galvojame tik apie save, tada mes aišku drąsiai naudojame visus išteklius ir negalvojame, kas po mūsų, bet jeigu mes galvotume apie mūsų vaikus ir anūkus, tai man atrodo, kad mūsų veiksmai turėtų būti daug atsargesnė. Ir tvarumo ataskaitoje yra tokia dalis, kurį reikia įvertinti finansinės galimybės ir rizikas, įsivertinti. Tai jeigu mes šičia daugelį atvejų pas mane netitinka, arba didelė galimybė, tai jeigu galėtumėm turėti rodiklius, juos sulyginti, įvertinti ir be abejo pritaikyti rizikas, tai viską galim naudoti, bet su vertinimu rizikų. Ne, bet čia, jeigu mes renkamės kažkokį tai koeficientą, kaip lyginti, žinai, kiek kilovatvalandžių vertas vienas užmuštas paukštis. Pinigais. Tik pinigais. Nu, kiek eurų kainuoja vienas užmuštas paukštis, mes niekada nesusitarsim, nes mes kad ir ką susitarsim. Aš eurą jūs man pusę. Jau Edita paskaičiaus, kiek žvirblis kainuoja, kiek realius, kiek žuvėdra. Nes žmonės yra skirtingi ir, žinai, ir kažkada tai, reiškia, mes šnekėjom, reiškia, apie hidroenergetiką konkrečiai tokia su žmonėm, kuriem yra gyvosios gamtos, reiškia, ekspertai ir man išprūdo toksai, žinai, pasakymas, kad, šiuo atveju mes, reiškia, žala daroma tik menkavertėm žuvim. Tai ten buvo reakcija tokia maždaug, nebūna menkaverčių žuvų, žinai, jos visos yra... O jūs įvertinot toms, kurių nevalgot, ar ne? Ne, aš vertinu tokia, kurių daug, ir šitą, ir aš tik tai sakau, kad mes nesusitarsim, mes visiems, mes susitarsim, bet kiekvieną kartą po kurio laiko vėl reikės persitarinėti, žinai, šitoje vietoje. Tai kadangi mes jau einame, jau banguojame, tai pereikime prie kitos bangos, nes čia bus dar turbūt ar ne įdomesnės sritis, tai yra socialinė dalis. Jone, kaip jūs galbūt vertintume tą socialinę dalį, kalbant apie žmonės, žinoma, žiūrint kaip į įmonę, mes irgi čia prieš pokalbį galvojam, o kaip mes žiūrėsime mes kaip žmonės? Ar mes žiūrėsime, kad mes esame tos įmonės darbuotojai ir kaip mes čia esame įdarbinti ir kaip tenkinami mūsų poreikiai, ar ne? Ar mes žiūrėsime į tą įmonę kaip akcininkai ar kitos suinteresuotosios šalis, tarsi iš šono, ar ne? Tai galima irgi pažiūrėti ir tokiu aspektu, ir tokiu, kaip atrodo Lietuva. Tai socialinė pusė, aišku, labai plati, aplinkosauginė plati, socialinė turbūt dar platesnė, nes kas įdomu, kad jinai yra jau ne tik apie mus, bet ir apie mūsų santykį su išore. Ne, ir tai reiškia, aš taip manau, kad jeigu mes vertinam Lietuvą kaip vieną vienetą, tai galim kalbėti, kas vyksta viduje ir kaip čia žmonės jaučiasi. Ir čia mes iššūkių rasim turbūt labai daug, nors iš vienos pusės mes gyvenam laisvoj šalyje su žodžio laisve, nebijom išeiti į gatvę, Lietuva yra viena iš saugiausių šalių gyventi. Tiek dėl aplinkos ten kažkokių didelių katastrofų nebuvimo, tiek dėl kriminalinės situacijos šalyje. Tai iš vienos pusės atrodo labai gerai, bet jeigu šiaip nuoširdžiai savęs paklausim, ar tikrai taip gerai yra, tai rasim ir didelį skurdą, ir tą pajamų neligybę, kuri sprendžiama ir niekaip neišsprendžiama yra. Yra alkoholis, narkotikai, dingstantis vaikai. Taip, tai visą tai seka paskui, kaip kokie žmonės čia gyvena, kas yra mūsų prioritetas, kaip mes elgiamės ir taip toliau.
Tai čia turbūt viduje mes turime nemažai iššūkių. Na, galim, aišku, kalbėti apie įtraukti, tai bent jau reikia džiaugtis, kad nedraudžiama būti kitų pažiūrų žmogumi, bet nebūtinai tai yra teisėta ar sutinkama, kalbam apie vis nepriimamus įstatymus, ne, ir tai tokiam dviprasmiškai situacija esame. Iš vienos pusės nieks mums nedraudžia, bet iš kitos pusės neturim tos laisvės pilnos ir pripažinimo gyventi taip, kaip norim gyventi. O gal mes, Ingrida, kaip Jūs manote, ar mes nededame pastangų pakankamai, kad tas gyvenimas būtų kitoks, neišsireikalaujame, ar vis dėlto kažkas toje sistemoje yra ne taip, kad mes vis dar tiek metų turime tokią problemą, kaip sakau, alkoholis, smurtas, narkotikai? Na, tik ruošiausi pakomentuoti daugiausiai G dalį. Bet kadangi esate šios šalies pilietė. Tai čia tikriausiai, ką gal verta aptarti, tai mes dažnai, kai kalbame apie visuomenę ir kiek esame stiprus keisti dalykus kaip visuomenė, tai yra pilietinės galios indeksas, toksai Lietuvoje skaičiuojamas kasmet. Ir jeigu tai pasižiūrėtume į pilietinės galios indeksą, tai jisai labai smarkiai nesikeičia metai iš metų. Ir jeigu klausiam žmonių, o tai kaip jūs vertinat savo pilietinę įtaką, tai pačiame viršuje lentelės išsirikiuoja nacionalinio lygmens politikai, institucijų atstovai ir panašiai. Ir tada pačioje turim nevyriausybinės organizacijas, paprastus piliečius ir save patį, kaip žmogus mato. Tai jeigu kalbame apie socialinės problemas, įvairių klausimų, sprendimą ir panašiai, tai man atrodo, neišvengiamai turim ir ieškoti būdų, kaip įgalinti kiekvieną žmogų. Mes su kolegomis vieną tokį kaip iš tikslų keliame savo organizacijoje, tai kad kiekvienas pilietis jaustųsi kaip savo šalies šeimininkas. Tai reiškia, kad žinotų, jeigu iškyla kažkoks klausimas, kur kreiptis, kieno paklausti, su kuo susisiekti, kokių veiksmų gali imtis, kas yra jo ar jos rankose. Tai man atrodo, kai žiūrime tą sritį, tai vienas iš dedamųjų yra pačio žmogaus įgalinimas ir čia didelį vaidmenį vaidina daug skirtingų veikėjų. Bet čia turbūt labai svarbus aspektas yra ir žmogaus pasitikėjimas institucijomis, tomis sritimis, institucijos, kažkokia sistema, ar ne, į kurią jis gali kreiptis, kaip sakote, ar ne, galimybė yra, bet žmogus visada kreipiasi, jeigu jis pasitikė, jeigu jis nepasitikė, jis nesikreips. Šiaip jūsų klausimas yra tiesiai į 10-uką. Šiandien ryte kaip tik turėjom visą valandą diskusiją apie pasitikėjimą valstybę. Tai ką šiaip reikėtų žinoti, tai kad jeigu žmogus nusprendžia įsitraukti į kažkokį veikimą, kurį jam siūlo institucija ir yra per didelis biurokratijos lygis, nėra aiškios procedūros, nėra malonus veikimas, tai tyrimai rodo, kad tas žmogus kitus kartus bus daug mažiau linkęs įsitraukti. Tai kai mes dažnai kalbam su skirtingų institucijų atstovais, kad įtraukiam, bandom, darom įvairius dalykus, nežinom iki galo ar veikia, nematuojam poveikio, bet manom, kad turėtų būti gerai, tai verta prisiminti, kad prastas įtraukimas yra daug blogiau negu jokio įtraukimo. Tai jeigu jau nes pasitikėjimas kuriamas iš abiejų pusių. Iš vienos pusės turi pilietį, iš kitos pusės turi ar tai organizaciją, ar instituciją, ar kitus vienetus. Tai yra dviejų pusių dalykas. Tai pilietis irgi turi tam tikrą resursą, kurį jisai turi. Jis gal vieną, antrą kartą supras, kodėl jam verta pereiti tą kryžiaus kelią siekiant tam tikrų tikslų, bet jau vėliau tikrai pagalvos, ar šitaip apsimoka. Ir pagal santykių su viešojo sektoriaus institucijomis ir pagal gaunamų paslaugų kokybę vienoje ar kitoje institucijoje irgi formuoja požiūrį apie bendrą sektorių. Tai jeigu, nežinau, jeigu paimtume tą patį kyšininkavimą, jeigu atėjus į gydymo įstaigą, pasirinkau gydymo įstaigą, nes sveikatos srityje kyšininkavimo lygis išlieka dar vienas iš aukštesnių, lyginant su kitom sritim, tai jeigu atėjus į gydymo įstaigą susiduria su situacija, kai yra reikalaujama kyšio, tai žmogus ne tik, kad galvos apie šitą konkrečią gydymo įstaigą, jis galvos apie visą sektorių ir galvos apie bendrą nepasitikėjimą bendrai viešuoju sektoriumi ir valstybė, kad valstybė ar jos kaip žmogaus iš principo nesaugo. Tai man atrodo svarbu prisiminti šitus dalykus, kai mes kalbam apie institucijų ir piliečių santykių vieno su kitu ir to pasitikėjimo kurstymą.
Dar aišku, yra šioje srityje daugiau aspektų ir man norisi Editą pakalbinti, nežinau, kad Edita labai ruošiasi. Aš tiek Padarė visą analizę ir aišku, mes turime dar praplėsti, tai yra ir atlygis, ir socialinės garantijos, ar ne? Taip. Tai čia mes turime iš socialinės dalies, turim savo darbo jėgą. Apie savos darbo jėgos įvairovę ir įtraukti, jau čia tai neįgalus ir socialinė apsauga, ir rodikliai visi, sveikatos ir saugos rodikliai, viskas raudonuoja, bet labiausiai, man atrodo, čia svarbu yra mokymo ir įgūdžių ugdymo rodikliai. Savo darbo jėga, ne nuo mokymų viskas prasideda. Tai va tas, kaip jūsų klausimai, praktiškai jūsų užduoti klausimai šiai diskusijai, tai mano prie tų galimybių jie ir sugulėte. Jūsų klausimai praktiškai atitinkantis, keliantis šios dienos aktualijos, tai aš matau, kad valstybė... Gal aš pavardinsiu tuos, ką aš buvau suminėjusi diskusijos dalyviams, ką reikėtų atsižvelgti į ką. Tai kalbėti apie įtraukti įvairovę, apie lygybę, apie moterų ir vyrų uždarbio skirtumą, apie moteris valdysenoje, socialinę atskirtį, kaip minėjau, smurtas, alkoholis, narkotikai, švietimo sistema ir ne, ką paminėjote iš tikrųjų. Na ir ta mūsų senėjanti visuomenė, kur yra tikrai problema ir gimstamumas mažėjantis. Taip pat socialinė dalis susidaro iš vertės grandinės darbuotojų, paveikiamų bendruomenių ir vartotojai ir galutiniai vartotojai. Aš žiūriu į Lietuvą kaip į įmonę. Čia gali atrodyti jau taip, kad aš kalbu labai paprastai. Struktūriškai. Bet aš matau, suprantat, jūs tą patį viską, sava darbo jėga, nebendrauja su bendruomenėm, nevyksta apklausa, valstybė neturi savo vertės grandinės. Kaip jos atrodo? Valdžia, savivalda, paskui valstybinės įmonės, tada tiekėjai būtų ir būtų darbuotojai, kurie... Ar galim sakyti, kad tiesiog mes kaip piliečiai per mažai įsitraukiame tą gyvenimą, mes neiname balsuoti, mes nesidomime politiką, mes po to tik tai sėdime ir bambame, nes vėl netuos išrinko ir vėl kažkokios nesąmonės vyksta. Taip, plus valstybė niekada nepasakė, kokia jos vertės grandinė, sudėlioti ir grįžti pas mus savo darbą jėgą, apklausti, ar tau geri tie tavo mokymai, žinai. Aišku, tų rodiklių yra daug ir tai daro tarptautinės organizacijos. Netgi šiandien ryte per radijo žinias išgirdau, kad mokymo programa nesutampa su tuo, kas paskui yra tikrinama. Ta prasme, tai nėra sąsajų. Štai šitas dalykas atsitinka iš to, kad nėra aiškios vertės grandinės. Aišku, ją reikėtų tobulinti, aš matau, kad dar trūksta ir valdybos mūsų, reiškia, virš CEO mūsų, bet taip pat trūksta procesų, pokyčių vadybos ir daugiau tarp sektorinių rodiklių, nes jūsų keliamas, pavyzdžiui, klausimas dažnai būna ne vien tik tai S daly, bet ir G dalyje, tai yra valdysena ir tiesiog, galima turėti skaičius. Tai čia toks silpnesnis balas šioje srityje, ar ne, būtų? Taip, S dalis viską čia, jeigu E dalyje jo pasikėlę labai esam, tai jau S, tai, o apie valdyseną, tai... Norėt kažką pridurti, Martynai? Galima. Aš nežinau, aš tik tai vėl truputėlį grįžtant prie to paties transporto energetikos, žinai, bet apie S dalį šiek tiek daugiau. Tai čia yra šoks vėlgi, kaip su tom žuvim ir paukščiais, taip yra ir priešprieša ir čia. Nes labai dažnai mes aplinkosaugą paverčiam tokia elitizmo tema. Reiškia, nes iš principo, pavyzdžiui, aplinkosauginiai mokesčiai, kurias mes norime įdėkti taip, kad visi būtų motyvuoti, reiškia, mažiau neigiamai veikti aplinką arba mažiau teršti arba mažiau ten naudoti iškastinio kuro, jie iš principo yra regresiniai. Kuo didesnis, reiškia, kuo mažesnės pajamas žmogus gauna, tuo jam, sakykime, dizelio akcizas kainuoja didesnę dalį jo pajamų. Ir čia yra problema. Ta prasme, ir dėl to mes galų gale, reiškia, įdiegdami, reiškia, va taip, paprastai, reiškia, negalvodami, įdiegdami tiesiog aukštus aplinkosauginius mokesčius ir standartus, mes galų gale susiduriam su socialinės neteisybės problema ir grįžimu per politikus atgal, reiškia, naikinti visus visas tas iniciatyvas. O kaip tą balansą išlaikyti? Kaip išsaugoti ir gamtą, ir žmogaus nenuskriausti? Tai yra tas angliškas posakis, žinai, tax more that you burn, tax less that you earn, žinai, tas
mažinti, koreguoti mokesčius, nes aplinkosauginiai mokesčiai nėra vieninteliai mokesčiai, kurie yra naudojami. Lygiai ta pati mokesčio sistema gali būti skatinanti, mažiau apmokestinti mažas pajamas gaunančių žmonės. Arba surinktų iš aplinkosauginių mokesčių pinigų nenaudoti jų visų, elektromobiliams skatinti, vėl elitinis dalykas, elito, bet naudoti tos pinigus, sakykime, kažkiam socialiniam reikmėm. Bet pas mus ta mokestinė sistema, jį vis tiek net ir dabar jau nusprendėme, ar ne, kad skiriame kažkokią dalį gynybos reikmėm ir po to prasideda. O gal iš tos gynybos fondą gal truputį nugnypkim čia kažkam ten, kokiam, pavyzdžiui, ten švietimui, bet susiekim su grėsmėm. Ir toks tada prasideda, pas mus nėra tokio, kartais atrodo, kad aiškaus matymo, kad jeigu susitariam, kad yra ten skylė, mes ten ir lopam. Bet aišku, problema yra, kad kas 4 metus ateina nauja valdžia ir įneša vėl savo kažkokius naujus vėjo gūsius ir dėl to mes ir kalbant, net ir žvelgiant į tą įmonę iš išorės, ar ne, mes daromės vis mažiau patraukus investuotojams iš užsienio, nes pas mus nuolat keičiasi mokestinė sistema. Ir tai veikia ir mūsų tą socialinę dalį, nes, neateina didžiuliai projektai, nesukūriamos darbo vietos ir viskas vėl užsivelia, ar ne? Ar pritartumėt, Jonė? Aš gal norėčiau pakomentuoti irgi, kadangi mes ką tik išgyveno mokesčių reformą ir noriu pasakyti, kartais valdžia keičiasi dažniau nei kas 4 metus. Būtent dar baisesnė situacija. Tai turbūt esminė problema ir būtent ir glūdi labiausiai socialiniai srityje, kad mes turime labai populistiškai pasakysiu tas 2 Lietuvas, ne? Ir mes nemokame mąstyti iš kito žmogaus perspektyvos. Ta didelė diskusija, kuri vyko iki mokesčių to reformos patvirtinimo, kas yra geriau, ar daugiau apmokestinti turtingesnius, ar pakelti PVM visiems, ne? Turbūt esminė, buvo, kur viena nuomonė buvo atstovaujama verslo ir sakant, kad mums reikia ekonomikos augimo. Ir kita pusė buvo tokia socialiai teisingesnė. Ne? Ir aš kaip ekonomistė galiu pasakyti, kad teisingo atsakymo čia nėra. Čia yra visiškai prioriteto pasirinkimo klausimas. Ir taip, kai tu esi aukštų pajamų verslininkas, tau yra svarbu ekonomikos augimas, nes jisai tau didina pajamas toliau. Ne? Bet jeigu tu esi tas žemesnės pajamas gaunantis gyventojas, ten pensininkas, vieniša mama, kas pas mus yra didžiausia socialinė atskirtį patirinti žmonės, tai tau tas ekonomikos augimas nieko netneša. Tik didesnės kainas. Tik didesnės kainas, kurios sukyla dėl to, kad kiti uždirba daugiau. Šiaip aišku kaip diena, teoriškai net aišku, kad kapitalizmas arba ta rinkos ekonomika, kurioje mes norim gyventi ir bandom gyventi, jinai pati iš savęs turi vieną didelį trūkumą. Jeigu ekonomika tiesiog mes siekiam tik jos augimo, jinai sukuria didelę pajamų atskirtį. Amerika yra vienas iš tų gražių pavyzdžių, kur šiaip vidutiniškai labai turtinga, bet atskirtis labai didelė. Ir tik tai tos šalis, kurios sugeba užsitvirtinti tas socialinės garantijas, kur valstybė perskirsto ten lėšas, pakeičia mokesčius, jos gali turėti abu, bet kažkur turi paaukoti ekonomikos augimą. Bet ar čia nėra ir tas susižavėjimas tuo vadinamuoju socializmu, ar ne, kaip mumis britkiai beskambėtų, bet tarkime, tuo tokiu pozityvesniu kaip Švedija, ar ne, kur kur tikrai yra didžioji dalis gyventojų gyvena daugmaž tam pačiame lygyje, arba jeigu jie jau krenta į žemesnės, jiems ateina didžiulė pagalba. Tai mes dar to nepasiekėm, nes vien tas rodiklis, kad jeigu nebūtų socialinės paramos, tai vienišos mamos su vaikais gyventų ties skurdo riba. Didžioji dalis jų Lietuvoje. Taip. Ir daugybė ataskaitų apie Lietuvą parašyta, kad mes turime vieną aukštesnių skurdo ir pajamų nelygybės rodiklių. Ir daug yra ir rekomendacijų mums prirašyta, kad mes turime pagalvoti, kaip pakeisti tą mokesčių sistemą ir išmokų sistemą tam, kad tie labiausiai skurstantis gyventojai nors kiek priartėtų prie vidurkio, bet tada mes turim paaukoti kažką. Lygiai ta pati kalba, ne? Ir
Čia vėlgi sprendimų prieėmėjų ir įtakos galių turbūt žaidimai, kada yra sunku atsisakyti. Na, man irgi labai sunku būtų atsisakyti dalies atlyginimo, ne, dėl to, kad mokesčius padidintų. Nu, aš ir nenoriu, bet iš kitos pusės tai vyktų vieną kartą, antrą kartą ir viskas. Ir mes tada toliau augam ir gyvenam. Bet gal trūksta Jeigu kas valios. duotų tokią garantiją, ar ne? Duotų, būtų. Čia, žinot, Čia gal žmonės ir netiki tuo, jeigu kas nors duotų kažkokį laikotarpį, ar ne? Na, tarkime, kaip ir buvo kalbama apie tą gynybos fondą, ar ne? Kad turbūt visi gyventojai sutiktų nuo savo algos duoti kažkokią dalį, jeigu mes susitarėm, kad čia eina tik tai reikmei, ar ne, tik tom reikmėm, mūsų saugumui ir truks tiek metų. Po to nebereikės. Bet kadangi žmonės žino, kad pakels dabar, tada truputį pakels ten, tada pamirš dėl ko pakėlė šitą ir taip toliau ir matyti nėra to pasitikėjimo ir palaikymo iš visuomenės. Tai gal aš paskutinį tik tai sakinį ir pasakysiu, kad visa esmė ir yra pasitikėjimas valdžia. Jeigu gyventojai pasitikė valdžia ir ką jie nusprendžia, tai galima padaryti labai daug gražių dalykų beveik be kaštų. Ne? Nes tu gali pasakyti, nes visa ekonomika tai yra žmonės, kurie kažką daro. Ne? Tai tu jiems gali tiesiog sakyti, eikite į dešinę ir jie eis, nes jie tavim tiki, gali sakyti, eikite į kairę ir jie eis, ne? Ir jie nueis, jiems nereikia duoti pinigų, ten, nu, nieko nereikia. Bet kai to pasitikėjimo nėra, tai tada net ir pinigai nelabai nuveda. Nes aš kaip bendrausiu, pavyzdžiui, su danais arba norvegais, tai ir kai pasakai, bet pas jūs tokie mokesčiai, nors turbūt nuo Dano mes jau nebelabai ir skiriamės, ir jie su tokiu pasidžiavimu sako, bet kiek yra už tai sukuriama, va, pažiūrėk, kokie mūsų keliai, ten kaip pas mus saugu, kaip pas mus švaru. Ir aš galvoju, kada mūsų žmonės taip kalbės ar ne, kad nuo manęs paima, bet aš džiaugiuosi, nes yra investuojama tikslingai. Bet čia yra ir švietimo ir supratimo klausimas. Kažkur buvo apklausa daryta, ten daug šalių klausta ir buvo, nu tai jeigu valdžia turi biudžeto deficitą, ne, tai ką jinai turi padaryti? Sumažinti išlaidas, padidinti mokesčius ar kažką kitą. Tai spėkit, ką dauguma pasirenka - sumažinti išlaidas. Ir viešojo sektoriaus. Taip, nu, o sumažinti išlaidas tai reiškia švietimas, sveikatos apsauga, keliai, teismai ir ten gali vardinti eilę dalykų, na, kur mes nesuvedam iki to, kad visa tai yra už tos mūsų mokesčių pinigus. Labai noriu pakomentuoti, nes tvarumo ataskaitoje yra toksai įrankis dvejopas reikšmingumas. Tai vadinasi AIRO, tai Impact, Risk and Opportunities, ir padaryti dvejopą reikšmingumo matricą, kiek finansiškai, kiek poveikių yra kuri dalis. Iš savo patirties darbinės matau iš įmonių visos didžiąją dalį keliasi S. Jiems gaunasi taip, kad S tai yra socialinė dalis, yra viena reikšmingiausių ir savo darbo jėga yra viena reikšmingiausių, apie ką mes visi ir kalbame. Ne? Ir tada, kai dariau analizę, tai taip nėra tos vadinamos kryžminės matricos, kaip visos tos 3 ESG dalis, kaip jos koreliuoja, kuri reikšmingiausia, kuri finansiškai rizikingiausia ir kiek kainuoja. Tai kadangi nėra tarp sektorinių rodiklių, nėra tarp sektorinių analizių, mes kiekvienas tada į savo pusę tempia paklodę ir neturim, kur ta teisinga vieta, kur reikėtų. Kiekviena suinteresuota šalis tempia į savo pusę, ar ne? Taip. Na, ar mes galime pereiti prie valdysenos, turbūt jau reikėtų, ar ne? Nors atrodytų visada, kad kai dėlioji, na, tarkim, ir įmonėse, visiems atrodo, kad ta valdysena viskas ten yra gerai, viskas ten normaliai, tik tai kol iki jos užlipė, pamatai, kad ten moterų valdyboje nematyti, perspektyvų jokių nėra, daugiausia uždirba vyrai arba užima aukščiausias pozicijas ir tas pats atsitinka ir su mūsų valstybė, ar ne? Buvo laikas, kai valdžioje buvo aukščiausius postus užėmė moteris ir labai didžiavomės ir čia mūsų buvo, na, tokia stiprioji pusė, ar ne? Dabar situacija keičiasi, nors vėl tarsi, ar ne, na, turi premjerę, jau kaip ir gerinamas tas rodiklis.
Bet vis dėlto tie pastarėjai skandalai parodė, kad vis dėlto ir korupcija yra aukščiausiame valdžios lygmenyje ir kad žmogus užimantis pačią aukščiausią, vieną iš aukščiausių pozicijų ir vieną reikšmingiausių lenda į korupcinius dalykus, ar ne? Žinoma, dar veiksmai vyksta, bet vis tiek tų įrodymų pakankamai daug ir kiti toje valdžioje pateisina, užglaisto ir tada noriu klausti, Ingrida, jūsų, kaip mes atrodome iš jūsų tų vertinimo, ar ne, kaip jūs, kaip kitos šalis vertina korupcijos lygmenį, ar ne, atrodytų, kad tikrai situacija, labai grėsminga, nes kai korupcija kažkur ten tuose vandenyse žemiau ar neplaukioja, tai atrodo, kad tu vieną dieną jo suvaldysi, bet kai jų užkopia iki pačio aukščiausio lygmens, tai iš tikrųjų atrodo, kad labai baisu, ar ne, ar apskritai suvaldomas tas procesas. Gal, kad labai baisu ir taip smarkiai nerimauti reikėtų. Šiaip iš tikrųjų, manau, kad gal blogiau netgi yra, kai visoji visuomenė yra labiau paplitusi, negu kai matom pavienius atvejus, bet čia turbūt atskira kalba. Šiaip bendrai gal verta dabar paaiškinti šiek tiek ir tą balą, kurį daviau, nes jeigu pasižiūrėtume į teisinį reguliavimą antikorupciniai srity, tai Lietuva atrodo tikrai gerai. Kaip ir sakiau, rašyčiau kokius 9,5 balo, nes mes turime kai kuriuose srityse tikrai pažangius įstatymus, pavyzdžiui, pranešėjo apsaugos įstatymas yra vienas geriausių Europos Sąjungoje, taip kaip jis yra sudėliotas, turim korupcijos prevencijos įstatymą, turim nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais, turim nuo nacionalinio lygmens perinant į sektorinį ir perinant į institucijas įvairiausius dokumentus, tvarkas, korupcijos prevencijos priemonių planus ir jų įgyvendinimo planus. Tai mes dažnai su kolegom juokiamės, kad Lietuva yra toksai kaip antikorupcijos tematinis parkas, kad sugalvok, ko reikia ir tai Lietuvoje yra tikėtina, kad tikrai bus. Turite omeny, kad visi korupcijos aspektai pas mus? Antikorupcijos reglamentavimo. Aš galvoju, kad jau korupcijos antikorupcijos reglamentavimo prasme, kad tikrai viską turime. Tai tos priemonės ant popieriaus yra ir atrodo tikrai taip sudėliotos labai preciziškai pagal tai, kaip atrodo, kad ir turėtų būti, jeigu mes norim turėti stipres institucijas, stiprius reguliacinius mechanizmus ir taip toliau. Jeigu pasižiūrėtume detaliau į tuos pačius planus, į priemonės, ko yra įmamasi, kaip tai veikia praktikoje, tada išryškėja kita tendencija, kad įstatymai patys neveikia, teisės aktai patys neįsigyvendina, juos įgyvendina žmonės. Ir tada klausimas, ko reikėtų, kad tas įgyvendinimas vyktų efektyviau, nes pačiam įgyvendinimui rašyčiau kokius 6,5-7, esam tokie vidutiniokai pagal šitą dalį. Nes iš esmės mūsų priemonės labai ilgą laiką buvo nukreiptos į pačių institucijų stiprinimą, o ne į elgsenos keitimą, požiūrio keitimą ir panašiai. Ir čia mes... Čia ta vidinė kultūra, ar ne? Taip, ir čia mes buksuojam šiek tiek, nes jeigu ir paimtume pavyzdį, tarkim, su pranešėjo apsaugos įstatymu, kuris mano galva visų pirma turėtų būti priemonę įstaigų vadovam pirmiem sužinoti, kas prastai vyksta jų įstaigos viduje, tai kokie yra galimi piktnaudžiavimo, negerovės atvejai ir panašiai. Bet jeigu viduje nėra puoselėjama ta tokia atvirumo kultūra, jeigu žmogus net nesijaučia saugiai galintis pasikalbėti apie tam tikrus dalykus, tai pranešėjo apsauga tampa visiškai kaip jau galutinis žingsnis, kad jau jeigu žmogus nusprendžia tapti pranešėjų ir pranešti, jau jis pasveria už ir prieš ir supranta, kad tas kelias nebus labai lengvas, bet jis jau tuo keliu eis. Jeigu turėtume organizacijas, kurios yra labiau atviros ir skatina tą pokalbį, tai tokio įstatymą iš esmės nereikėtų. Bet dabar tuo keliu judam. Visi skandalai su čekiukų visom istorijom, parlamentinių išlaidų istorijom. Man atrodo, buvo gera šitų visų istorijų dalis, kad tikrai visuomenė buvo pakankamai įsitraukusi, nepatenkinta, rodė, kad toks elgesys yra netoleruojamas. Ta žinutė iš visuomenės jinai tikrai aiški buvo. Jeigu pažiūrėsime į politinės partijas, man atrodo, kad yra praleista galimybė pasitempti, nes aš tikėčiausi, kad politinės partijos išeitų ir
ir pasakytų, mes suprantam, čia mūsų politinė atsakomybė, imkime veiksmų, peržiūrėkim savo vidinės tvarkas, taikomus standartus partijos viduje. Dabar šiai dienai mes turime tik tai 3 partijos, kurios turi elgesio ir etikos kodeksus taikomus savo partijų viduje. O tarp jų socdemai yra? Ir ne viena iš dabar valdančioje daugumoje esančių partijų nepatenka tarp tų 3. Nėra netikėta. Tai kažkaip norėtųsi, kad tas atsakomybės klausimas persikeltų ir mes rodytume gerąjį pavyzdį ir ko iš tikrųjų reikia imtis. Ir trečias elementas gal apie jau tą tokį visiškai įsitraukimą, tai mes šiek tiek šnekam ir prie S dalies, kad labai dažnai vėlgi mes turim tvarkas ir nuostatas, kad mums svarbu įtraukti gyventojus, ypatingai savivaldybėse, bet ir nacionalinį lygmenį irgi tas, kad svarbu turėti viešasias konsultacijas prieš didesnius infrastruktūros projektus. Bet kas nutinka su iš gyventojų gautais pasiūlymais? Dažnai gyventojai nesužino, tai lieka tik tai toks kaip formalumas. Tai tada jeigu formaliai viską žiūrim, tai tas įtraukimas vyksta. Jeigu žiūrim praktiškai, klausimas kaip efektyviai, kokiu tikslu siekiant ir taip toliau. Tai ties įgyvendinimu tikrai dar turim kur pasitempti. Na, paprastai įmonėse konsultuojant, jeigu pamatai, kad kažkas neveikia, kas vyksta, tada organizuojami mokymai. Jeigu vienų mokymų neužtenka, tada suskirstoma grupėmis, kur kažkas neaišku, ar kažkokia problematika. Tai iš esmės, nors visada mes kalbam dažniausiai apie tai, kad mūsų visuomenė yra neišprususi, kad nežino politinės sistemos, kad nežino, kas yra politika, nežino, kokios politinės kryptis, už ką turėtų atstovauti viena kita kryptis politikų, bet mes dabar atsidūrėme tokią situaciją, kad ir ta politinė bendruomenė yra, vadinasi, stokojanti žinių elementarių, nesilaikanti paprasčiausių etikos dalykų ir moralės principų. Tai čia kažkoks turėtų būti irgi mokymo procesas, ar ne, šitoj srity? Čia gal dar galvoju, ir tai, ką dabar pasakėt ir ką pradžioje sakėt, kad šiek tiek sureaguosiu. Buvo, kai visas čekiukų skandalas prasidėjo, buvo klausimas, tai mes nenubaudžiam politikų už jų elgseną. Bet man atrodo, buvo ne vienas pavyzdys, kur nubaudėm. Buvo, kur pasėdėjo ant atsarginių suolelio kurį laiką. Taip sugrįžo vėliau į areną, bet vis tiek tas laikas praėjo. Tai nėra taip, kad patys procesai nevyksta, tik tai tiek, kad, man atrodo, mes keliam tokį aukštesnį standartą. Tikimės, kad politikai išrinkti rodys pavyzdį visuomeniai ir dabar yra jų eilė tą pavyzdį šiek tiek aiškiau demonstruoti. Panašu, kad visuomenės standartas yra dabar aukštesnis negu valdžioje esančio, ar ne? Jo, nenorėt pridurti? Taip, aš kažkaip, kai galvoju apie tą governance ir tą etiką, tai ją į 3 grupės ir paskirčiau: valdžia, verslai ir gyventojai, Tai aš didžiausią proveržį būtent matau visuomeniai, kad ir kaip mes dar sakom, kad mes nesuprantam ir nedarom, bet prieš kelias dienas vyko Vilniuje didelis mitingas, jeigu taip jį pavadinta, kur tikrai daug žmonių ir iš kitų miestų suvažiavo tam, kad pasakyti valdžiai, kad mums netinka ir nepatinka. Pagalvokim, kada taip yra buvę. Ir tai rodo, kad mes net nebūtinai kalbam apie įstatymus. Nes kartais įstatymiškai viskas gerai atrodo ir nieks nepažįsta, bet viduje yra jausmas, kad ne taip reikėtų elgtis. Tai būtent to jausmo išsiugdymas jis ilgiausiai užtruks, bet visuomeniai besikeičiant, natūraliai keisis visi. Aš kažkaip labai tikiu, arba kitas momentas, kad turi keistis kartos, nes senai kartai yra sunku pakeisti savo požiūrį. Ir aš jau labai tikėjausi, kad ta karta yra plius minus pasikeitus per 30 metų, bet dar turbūt ne iki galo. Ir gal liūdniausia arba tokia didžiausia rizika yra, kad nauja karta, kuri ateina į, tarkim, politiką, kad neperimtų senosios kartos įpročių ir pažiūrų. Tai kuri bus stipresnė ir kaip jos tarpusavyje bendraus, bet čia turbūt ir nulems tiek mūsų valdžios, tiek tada ir verslo, kuris yra geriau nei valdžia, bet gal prasčiau nei visuomenė atveju.
Martynai, jūs kaip lobistas tikrai turit reikalų su valdžia? Jo, šiek tiek turiu. turiu daug, bet aš gal, žinai, mes kažkaip labai nuredukavom tą klausimą į tą elementarią korupciją, kuri mano supratimu nėra didžiausia Lietuvos problema. Tikrai. O kas yra ta jūsų neelementarioji tada? Ta prasme, man asmeniškai, tiesą sakant, aš apie korupcijos atvejus skaitau iš laikraščių. Ta prasme, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad tarp politikų tų temų, tokių kažkokių tai tokių naudos pasidalinimo ten asmeninio, tokių nėra. Tikrai nėra. Ta prasme, tai gal jūs tiesiog nesiūlėt? Net nėra tokios formos, kaip tai darys, žinai, lobistui. Bet kur manau, didelė yra Lietuvos problema, tai yra, čia kaip kažkada tai Ingrida Šimonytė yra pasakiusi, nesu labai didelis jos gerbėjas, bet čia jinai teisingai pasakė apie pigią valdžią. Kad pas mus yra labai pigi valdžia, nes jeigu mes turime minti tą G dalį SG ataskaitoje, reiškia sprendimų prieimimą visą, tai tas sprendimų prieimimas jisai labai dažnai daromas arba nepakankamai kvalifikuotų žmonių, arba kvalifikuotų, bet jų yra labai mažai ir jie daro viską labai greitai ir skubėdami. Ir dažnai mūsų įstatymų prieimimą, visų tvarkų, visų mūsų teisėkūros, reiškia, visas vykdymas yra, sakykime, tokiam paknopstom, neturint laiko pasvarstyti, neturint laiko padaryti kažkokių tai vertinimų, ataskaitų. Aš vis pasižiūriu, kokiam Jungtiniai karalystėje tenais yra institutai, kurie prieš kiekvieną įstatymą parengia, reiškia, tenais studijas, vertinimus, kas čia kokia yra ekonominė nauda, įtaka socialinė aplinka, visą tai. Ir po to jau ta politikas, jisai jau turi visą tą informaciją ir jisai jau yra ginkluotas ir jis gali priimti sprendimą. Pas mus dabar priimami sprendimai tokie labai dažnai iš nuojautos ir pagal interesus. Ir su klaidom, skubėdami, po to mes taisomės, užsiveliame tos įstatymų keitimus, perkeitimus ir vėl perkeitimus tų klaidų, žinai, ir valdysena, dėl to tas valdysenos balas jisai turėtų būti vertinamas turbūt kaip pakankamai žemas, būtent dėl to, kad mes nesusitarėm tarpusavį skirti didesnį biudžetą iš mūsų visų pinigų tiems valdininkams, kad jų būtų pakankamas kiekis ir ten dirbtų kvalifikuoti žmonės. Ypač, pavyzdžiui, kur energetikoje, kur žmonės, pajamos yra didelės gerų specialistų ir pritraukti, reiškia, į valdiškas valstybinės įmonės, valstybinės įstaigas, reiškia, gerus energetikos specialistus yra sudėtinga, nes jie daug kainuoja. Ir tada atsiranda po to išėję jie negali dirbti, to daro dar kurį laiką. Ir tada ateina problema, kad ateina, reiškia, pas reiškia, politiką, kurio patarėjas gauna, ten, žinai, nežinau, kiek jie ten gauna, iki 1000 eurų per mėnesį. Tai, jis greičiausiai bus ką tik pabaigęs ten universitetą teisės studentas. Ir jis ateina pas jį, reiškia, įtakos darytojas, kuris yra, reiškia, turi 20 metų teisės patirtį, reiškia, ir spėkit, jeigu jisai vienas tik ateina, bus geras sprendimas. Tai nėra korupcija, bet tai yra, reiškia, kvalifikacijos neturėjimas ir pakankamų išteklių neturėjimas priimti gerus sprendimus. Bet kada tai pasikeis, nes atrodytų, čia yra ir toks ir mąstysenos klausimas, nes ta valdžia dabar, kai tokiam neigiamam kontekste, ar ne, niekas nenori ją eiti. Ir tarkime, kaip jūs sakote, ar ne, geras, kvalifikuotas specialistas, tam, kad jis eitų į tą valstybinę įstaigą, kas jį turi ten atvesti? Tik tai idėja, tik kažkoks pilietiškumo momentas, kažkoks, noras padaryti pokytį, ar ne? Tai tam ir mes šnekam, žinai, kad tam reikėtų... Šiaip tam valstybės administravimo aparatas, jis yra labai nedaug kainuoja. Jeigu ten pasižiūrėjus biudžetą, tai ten labai nedidelę dalį viso to sudaro, reiškia, kiek mes mokam valdininkams savo. Bet įsivaizdavimas yra, kad mes jiems mokam, kad jie gauna labai didelę Nors sakoma vis, kad jų yra per daug, kad visada siekiama mažinti tą aparatą. Biurokratizuoti ir jų mažinti skaičių, bet iš principo jų reikia didinti skaičių, reikia juos tenais didinti jiems atlyginimus ir ten kokius, mano vertinimu, tai 4 kartus reikėtų biudžetą visų valstybinių įstaigų padidinti, kad jie padėtų dirbti efektyviai. Ar tikrai jau čia įsijungtų tas 5 pavara tam žmogui ir jis pasiūstų dirbti už tą atlyginimą? Mes dabar, patikėkite, esame tokiame lygmenyje valdymo efektyvumo, kad kol kas dar esame labai toli nuo to lygio, reiškia, išlaidų
valstybės aparatui, kad galėtumėm svarstyti, ar jau čia apsimoka, ar dar ne. Dar kol kas galim neskaičiuojant didinti. Tikrai. Aš gal galėčiau pridėti, kadangi visą gyvenimą tam viešajam sektoriui dirbu, taip, žinokit, susirasti protingą žmogų, pasisamdyti tokį nepradedantį, bet su patirtim ir mokantį daryti dalykus, tai nebent iš pašaukimo kažkas sugalvoja ateiti, bet nėra labai lengva. Tada, aišku, kaip sprendžiasi problemos. Tada viešasis sektorius perka sprendimų priėmimą ir paslaugą, analizę ten ir ką ten nori. Na tai žinai, o tas, kuris daro, tai ko paprašo užsakovas, tą ir padaro, ne? Tai tada mes išleidžiam tiem visokiem konsultantam, ne mes valstybė, iš biudžeto išleidžia tikrai gerokai didesnius pinigus, negu galėtų pasidaryti patys, jeigu leistų savo pasisamdyti tuos specialistus. Tai čia toks yra gal sprendimų priėmimo, bet yra baimė. Pažiūrėkite, jeigu dabar pasakytų, padidinsim viešų įstaigų atlyginimus dvigubai. 4 kartus, kaip Martynas siūlo. Tai bus sukilimas visuomeniai. Tikrai taip. Norėjau dar paklausti mūsų auditorijos, kokį jūs balą duotumėt valstybei? Pagal mūsų kalbėtas temas - aplinkosauga, socialinė, valdysena. Iš 10 kiek duotumėt? Vitalija, sakyk. Tai toks, kaip suprantu, ir iš diskusijų dalyvių, ar ne, ir iš auditorijos toks stiprus šešetas, ar ne? Jeigu taip sumuojant, rezimuojant, ar ne? Taip, gerai, į gerąją pusę. Tai su ta linksma gaida tikiuosi, kad aptarėme galimybės, jas pamatėme svarbiausia, ar ne, ir įsikvėpėme pozityviems pokyčiams. Tai ačiū Jums, diskusijos dalyviai, ir ačiū auditorijai, ir tikrai tikiu, kad išeiname su mintimi, kad viskas bus gerai Lietuvoje.